Finito. Baigiam projektą. Galutinai baigiam. Standartinės mūsų rubrikos. Taip, kuo yra įdomesnis šitas objektas, tai yra tai, kad aš kai atvažiavau konsultaciją, užsakovas sakė, man tik kelių techninių sprendimų reikia. Karkasas čia jau buvo, medinis, paprastos pušies, žmogus pats susisiekė, padarė, bet kai jisai išsirinko lentą, Trexas, Lineage'as, 50 metų garantija, nulinis įgerbimas, premium klasė. Klausyk, tu išsirinkai S klasės Mersą, o pas tave karkasas, jis netitinka. Čia garantija 25 metų, tam karkasui klausimas. Plus, mes atvažiavom dirbti pavasarį, karkasas buvo susuktas rudenį. Jis visas persikraipęs, įsikraipęs, susideformavęs. Ir šiuo atveju kompozitą, kai dedi ant tokio karkaso, visas paviršius išsibanguoja ir kompozitas labai puikiai parodo šitos dalykus. Todėl buvo nuspręsta, sakė Sauliau, viską išardom iki polių ir darom aliuminį normalų karkasą ir dedama šitas mano išsirinktas lentas. Terasos matmenys. Aišku, mato, tai yra vidinis kampas ir užmanymas buvo, kad būtų nuo kampo iki kampo. Čia, kaip matot, kampo nesigavo ir netgi įdėmesnį, jeigu pažiūrėtumėt, mes dirbam su 14 lentom. 140 mm deklaracija, bet realiai 137-138 mm. Šitos temos dar grįšim, nepamirškit. Žiūrėkit, čia dar, kaip ir sakyčiau, dar viena lenta kaip ir lindo, aš galėjau daryti ilgesnį. Bet žiūrėkit, kas gaunasi. Aš tumiu, čia yra lietaus surinkimo vamzdis pas mus. Ir jeigu aš pastumiu, mano vamzdis ateina būtent šitoj vietoj. O čia va, visiškai nesąmonė, todėl skau, stumiam viską gilin, nes jeigu mes stumsim į priekį, mes jau išsikišim. Šito kampą apsprendė lietaus surinkimo vamzdžio vieta. Dar tokio dalyko nesat pas mane girdėję. Dabar einam į vieną pusę. O čia mums viską nulėmė atėjusios lentos. Čia irgi mes būtume, jeigu išsikišę, mes būtume 2,5 cm šičia išlindę. Vėl negerai, jokių išlindimų, jo lauk, kad cokolis yra tenais. Tai va, į šitą pusę būtent sveikos lentos. Atėjom iki čia, radom kraštą, nuo čia mes formavom laiptą. Lentų kryptis, štai šitą. Lentų kryptį užsakovas jau iš anksto, žinau, sakė, Sauliau, bus tokia kryptis. O kodėl šita kryptim? Nes visada darom statmenai trumpesniai kraštai, statmenai pagrindiniai krypčiai. Plus 6 metrų lenta, mes gražiai išeinam ir nėra atraižų. Ne. Aš noriu, kad vidaus grindų kryptis sutaptų su terasa. Ok, darykim. Tada šitai. Kadangi lentų yra kryptis šitą, reiškia, mes turim 2 sujungimus per terasą. Kadangi visose terasose darom nuolydį, šiuo atveju buvo truputį ne feng shui pasirinkta variantas. Tai yra nuolydis, yra skersai lentų dėjimo krypčiai. Nes kito atveju, jeigu būtume darę čia, tai mes iš vis būtume turėję 7-8 cm nuolydį, kas būtų jau tikrai negražu. Plus yra langas, kuris neleidžia mums leistis iškart nuo pradžių. Pirmoji lenta, nuo kur pradėjom dėti terasą. Buvo 2 variantai. Vienas, arba dedu sveika lenta, nuo čia va pradedu. Tam, kur priėjimas, kur pagrindinis vaikščiojimas, kad būtų viskas gražu feng shui. Ir tokiu atveju, jeigu aš pradedu nuo čia, mano pirmoji eilė yra šičia. Tai vat mes šiuo atveju pradėjom nuo šitos. Pirmą eilę visada darom tą eilę, kurios nereikia pjauti, nereikia sukiot pagal kreivą fasadą, kur yra idealiai lygų. Įsilyginam, turim. Turėdami šitą eilę, mes pripjojam šitą eilę, būtent kur fasadas nėra lygus. Ir kitas dalykas, mes turim langą, kuris yra fasado atžvilgiu yra pasisukęs. Tai va šitoje vietoje mes montuodami šitą lentą, tą įsivertinam. Antrasis variantas, galėjom pradėti nuo vazono. Nuo vazono pradžia būtų ideali, jeigu mes būtume pradėję, štai šitaip lentas, ne? Bet tada viskas būtų pasitraukę mums 4,5 cm iš šičia. Mes būtume gražiai susiformavę idealiai šitą vaizdą ir nuo jo pradėję žingsniuoti. Bet šitoje vietoje yra tam tikras niuansas. Mes dirbam su nulinė geriamumo lentom. Visos šiuolaikinės terasinės lentos, kurios padarytos koekstruzijos būdu, tai yra pagrindas ir tada apvilktas papildomas sluoksnis, PVC arba milbordas lastano, jų matmenys svyruoja 2-3 mm ribos. Tai ne tik, kad viena lenta gali būti siauresnė, kita platesnė, bet ir per visą plotį yra skirtumas. Todėl tu tiksliai negali skaičiuoti, kur tiksliai ateis. Daugiau, mažiau, taip, bet 20-30 mm per tokį plotį. Tai yra norma, kur gali paklysti. Tai va, nuo čia pradėjo, būtų geras klausimas, ką mes būtume turėję tenais. Bet dabar, kadangi buvom padarytą terasą, mes galim aiškiai pasakyti, kad mūsų šita eilė būtų pasibaigę čia ir mes būtume baigę
Čia tiesiog 4 cm tokiu siauru ruoželiu. Tam tikri techniniai gamybinė niuansai. Žiūrėkit, mes turim koloną, mes turim lietvamzdžio skylę. Mes jokių siaurapjūklių tokiem darbam nenaudoja. Tik tai pirštinė freza ir šablonai arba lietvamzdžiams, tai yra karūnos ir visi kraštai irgi taip pat išfrezuoti. Ateikit arčiau, pažiūrėkit, koks gaunasi rezultatas, kai dirbi su frezom, ne su siaurapjūkliais. Terasoje mes turim revizinį liuką, kur sueina visi šitos terasos ir lauko aplinkos apšvietimo mazgai. Tai va, terasos liuko matmenis mums sprendžia lentos, o šičia, tai ką mes turim nešančiųjų karkaso ir kokią dėžę mums reikės patalpinti. Tai va, šiuo atveju mūsų atsidarai ir visa dėžė. Dabar revizinių liukų karkasus visada darom tik iš aliuminio, nes medis išbrinksta, užspaudžia, neišeina atidaryti ir yra problema. Dėl to tik tai aliuminis profilis ir darant liuką pirmiausia įsimontuoji rėmelį, paskui ant jo sumontuoji lentas. Tam, kad jis neturėtų galimybės vaikščiot, eksploatacijos eigoje, šilta, šalta, nuo visų temperatūrų vyravimų, jisai būtų tiksliai savo vietos. Dabar iš čia mes suvedėm ir terasos apšvietimą. Šita terasa turės perimetro išorinio kontūro apšvietimą. Tai va, išvesti laidai, primontuotas ledinis profilis. Čia yra kompozitas, 2 sluoksnių medžiaga, jos frezuoti negalima. Todėl visiems ledam turi būti tvirtinamas papildomas konstruktyvas. Kažkada mūsų baigto projekto apžvalga sulaukė labai didelio heito dėl to, kad matosi balti laidai. Mūsų užsakovai, kaip taisyklė, yra labai nagingi ir verslų žmonės. Šiuo atveju irgi yra didelės kompanijos bendrasavininkas, statybų kompanijas. Ir tai būna, kad patys užsakovai sako, Sauliau, aš dalį darbų pasidarysiu pats. Šita mūsų terasa turi 3 rėminančias lentas. Toks įdomus sprendimas, plus 3 rėminančias lentos ateina ir apvažiuoja aplink vazoną ir nueina tenais. Kodėl atsirado šitas sprendimas? Šitas sprendimas atsirado norint sutaupyti. Mes dirbam su Trex lentom. Žiūrėkit, jisai turi 6 metrės lentas. Ir jeigu mes būtum dirbę su 6 metriam lentom, vienas sudūrimas čia, toliau kitą lentą pjaunam per pusę ir mes baigiam čia. Reiškia, nuo kiekvienos eilės va šitas gabalas eina į šiukšlės į atraižą. Jeigu mes dedam 2 rėminančias lentas ir šitą gabalą atraižą imam ne 6 metrų iš 4, 8, 7 lentos, mes tada baigiam čia ir šitą tarpą užsitaisom. Ir tokiu būdu mes sutaupom 15 metrų lentos. Tai gaunasi apie 300 eurų. Užsakovai sako, super, darom taip. Kągi, šį kartą terasos neplausiam, nes mes tik tai kelias lentas čia prisukom, mes jau ją buvom nuplovę. Bet kadangi, kaip matot, vyksta žemės stumdymo darbai, trinkelių dėjimo, šita terasa gauna sočiai ir kalkių, ir dulkių, ir akmens, ir visokių dalykų. Bet čia yra nulinis įgeriamumas. PVC danga. Ką tai reiškia? Kad jos yra labai paprasta priežiūra. Mes turim purviną terasą, praėjom su kercheriu, praėjom su šiltu ir muiluotu vandeniu, pabrūžinam šepečiai, nuplovėm. Ir dar geriausia su skuduru nusausinti, nes jeigu turėsit kalkinį vandenį, liks vandens apnašos. Ir mes turim terasą kaip naują. Jeigu tai būtų kietmedis, medis ar nesvarbu kokia kita medžiaga, kuri įgeria šitus visus purvinumus. Be lyvavimo ar giluminio šplovimo mes neturėtume galimybės lengvai pasidaryti kaip naujos. Tai va, bičiuliai, spaudžiam laikus, share, subscribe. Ačiū Jums, kad buvot su mumis. Iki kitų išskirtinių terasų. Iki.